Rest. Kas? Likutis, liekana. Pavyzdžiui, how would you like to spend the rest of the day? Kaip norėtum praleisti likusią dienos dalį? Kita populiari daiktavardžio rest reikšmė – ramybė, poilsis, ilsėjimasis. Pavyzdžiui, we need a rest. Mums reikia poilsio. Žodis rest dažnai vartojamas kaip veiksmažodis su reikšme ilsėtis, poilsiauti. Pavyzdžiui, the doctor told him to rest. Gydytojas liepė jam ilsėtis. Jeigu norime sakyti pailsėjęs, pridėkime prie veiksmažodžio rest galūnę ed ir sudarykime žodį rested. Pavyzdžiui, do you feel rested after a sauna? Ar po pirties jaučiatės pailsėję? O pridėję prie kamieno rest priesagą full, gausime būdvardį restful, raminamasis, raminantis. Pavyzdžiui, restful color, raminanti spalva, restful music, raminanti muzika. O kai kažkas atvirkščiai yra neramus arba nerimstantis, vartojame būdvardį restless, kurį sudarome su priesagos less pagalba. Pavyzdžiui, restless children, nerimstantis vaikai, a restless night, nerami naktis. Įsiminti visus žodžius kontekste galite išmokę tokį sakinį. I felt restless until I rested on the beach. It was restful and I finally got some rest. Like and follow for more.